O kol dar neperėjom prie spėjimų rezultatų, kadangi jau čia paminėjom Gagičių, siūlau pereiti prie mūsų tradicinės rubrikos, kurioje pasižiūrėsime porą gražiausių LKL epizodų ir pamatysiu, kodėl aš paminėjau Džordžą Gagičių. Wow. Porų sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Tai jau mūsų tradicinė tapusi rubrika, kur keliaujam į epizodų su mėsomis playlistą, kurį galite ir patys susirasti YouTube. Ir teko šiek tiek pavargt, kad surašiau Džordžą Gagičių, kadangi esame rėmėjų rubrikoje. Tai čia mums buvo labai... Bežiūrint Gagičiaus epizodą labai, žinok, labai tinka valgyti Krekenavos, kai norisi mėsos. Miselę. Pasižiūrime. Legenda. Bum. Legenda. Taip. Drebina ir šitas. Karlas Malonas, klausyk, vaikeli. Paštininkas. Mačiulė reikšė, čia tikrai kosmosas buvo šitas. Čia kosminis epizodas. Apskritai, Džordžas Gagičius turbūt vienas įspūdingiausių veikėjų per pastarosius eilę metų LKL. Jis atvykdavo visada su pilvu ir visada vis tiek įeidavo gerai į formą. Tai aš manau, kad Gagičiau comeback. Krykės dėjimas šį savaitgalį buvo, ta prasme, toks įspūdingesnis iš to atletiškumo pusės, bet emocinė prasme, Džordžo Gagičiaus mailman. Toks neblogas skrydis nuo 2 kojyčių. Pasilgai Gaujo Gėlas visai LKL, vienas įdomesnių. Žinai, irgi tas charakteris, toks kovinis žaidėjas ir LKL puošiate tokie charakteriai, man patinka, žinai, kai būna tokių blogiukų kažkiek daugiau, tai Gėla buvo vienas iš jų, žinai. Porų sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Jo, tai vat, aišku, Džordžo Gagičiaus sugrįžimas buvo įspūdingesnis, jo Gėlą irgi prisiminėm, porą žaidėjų, kurių LKL nebėra.